visi, taigi po ilgo laiko vėl pasimatom ir šį kartą norėčiau pakalbėti apie savo svajonę, kuri verta 15 000 eurų. Tie, kas senai seka kanalą, tikriausiai žino, kad esu gyvenęs gatvėj, kad praėjau tokią gyvenimo mokyklą ir jos metu atsitiko daug dalykų, ir gerų, ir blogų. Ir vienas iš blogų dalykų, kas atsitiko, tai problemos su dantim. Taigi jau maždaug apkalbėjom su daktaru, kiek tai kainuotų. Norvegijoje, aišku, tai kainuotų apie 15 000 eurų. Su rekonstrukcija, kadangi jau kai kurių dantų esu netekęs senai, daugiau kaip prieš 10-15 beveik metų, tai reikės operacija, žandikaulio atauginimas ir visa kita, ten labai daug visokių dalykų, tai kad laukia labai didelis kelias, labai ilgas kelias ir tai yra tik tai dantys. Taip pat dar turiu likusių skolų, kurios jau sumažėjo, labai daug esu užgesinęs jau per tą laiką, per kiek čia per metus. Dar yra likę apie 19 gal tūkstančių. Taigi 34 000 eurų reikalingi ir labai daug reikės dalykų atsisakyti. Reikės atsisakyti išlaidų, kurios buvo bandant išvystyti Instagramą, konkrečiai savo papuošalų verslo Instagramą, nes ten labai daug pinigų esu sudėjęs per metus ar per pusantrų metų, gal 2 metai, sakykime, tarpas apie 3000 eurų susidėjęs, o rezultatų nulis, nei vieno pardavimo. Į tos 3000 eurų įeina visokie žaidimai, postų pakelimai, žaidimų pakelimai, reelsų pakelimai, plus fotosesijas, visa kita, gal net ir daugiau iš tikrųjų yra išėję visam šitam. Ir galvoju, dabar nebenoriu jau taškytis, nebenoriu savęs draskyti ir noriu savim pasirūpinti. Buvo idėja tokia, kad galbūt organizuoti kažkokį tai ten lėšų rinkimą, kad žmonės galbūt galėtų prisidėti prie viso šito dalyko. Bet galvoju, kad vis tiek esu dar nelabai senas, dar toks jėgų yra dar, tai galbūt tiesiog reikia atsisakyti daugybės dalykų, galbūt atsisakyti kažkokių svajonių, vaikytis ten kažkokių populiarumų ar dar kažko, tai ir noriu labai stipriai susikaupti ties savo tobulėjimu. Labai daug knygų prisipirkau, užsisakiau iš Amazonų, ten jau apie 10 knygų ir tiesiog noriu susikoncentruoti ties savo tobulėjimu. Juo labiau iš tikrųjų, kai tų problemų su dantim yra, negali šypsotis gražiai, nes kompleksuoji, automatiškai mato žmonės, kad tu kompleksuoji. Jeigu kažkam tai pasitiki ar ten užsimiršti ir pradedi šypsotis, žmonės mato, kad neturi šoninių dantų, tai visai kitas požiūris gaunasi ir kažkaip labai distancijos laikas. Aš darysiu tai dėl savęs, ne dėl kitų. Aišku, kitoks aš galbūt ir netapsiu, ten geresnis, puikesnis, mielesnis nebūsiu, jeigu susitvarkysiu tai, bet galvoju, kad reikia pabandyti. Bandysiu dabar daryti viską tai, kad išlipčiau iš visų šitų dalykų, bandysiu tikrai kažką tai padaryti. Jau esu kažką numatęs, kol kas taip labai neskleisiu, nes reikia labai daug padaryti, daugiausia tai su savim padirbėti, kad visgi pripažinti, kad nepavyko man, su Instagramu tikrai susimoviau, labai stipriai susimoviau.
įdėjau labai didelius pinigus ir veltui ir supratau vieną dalyką, kad Instagramo, kaip jisai veikia, kaip yra tie visi algoritmai, kaip ten kas veikia, aš nesuprantu. Jeigu skaityti, kaip oficialiai rašo, tai nuo tavo sekėjų skaičius mato tavo postus ir visa kita 5%, tai jeigu pas mane 1700 Instagrame, tai maksimalus skaičius, kas gali matyti mano istorius, mano postus, gaunasi apie 80 žmonių. 80, 70, tarp 70-80, kadangi kai kurie ten yra iš žaidimų, tai tas skaičius realiai, ką aš matau istorijose, kartais nuo tarp 40 ir 70 žmonių mato istorijas, nedaugiau. Aš neskaitau, kiek būna, jeigu pakeliu ten, pabūst, tas boost, stories boost, dar kažką tai. Tai va, ir realiai, jeigu padarau postą, tai postą mato dar mažiau žmonių, kas yra apie, jeigu tikėti statistiką Instagramo, tai mato 25 iki 30 žmonių. Taip kad ir mato tie patys žmonės, aš matau istorijose tie patys žmonės žiūri, tie patys žmonės laikina postus ir gaunasi taip, kad aš postą įkeliu, gaunu 3, 4, 5 maksimum laikus, ten būna, jeigu 10, tai jau čia fantastika būna, jeigu pabūstini. Tai va, gaunasi taip, kad aš savo laiką ir energiją skiriu tam, nesigaunam, tada nervuojasi, dar kažką darau, tada daugiau pinigų dar įdedi, bet matyti, algoritmai veikia, kad jeigu pradedi mokėti pinigus už tai, kad pakelti, tai kuo daugiau pakeli, tuo labiau paskui nukrenta ir gaunasi toks kaip ratas ir aš nežinau, kaip iš jo išlipti ir galiausiai nusprendžiau, kad su Instagramu ko gero bus baigta ir nemoku aš ten. Facebook'e kažkaip man gal šiek tiek aiškiau, matai viską, kas, kur, kaip, ką, suprantamiau ir reiks gal tiesiog susikoncentruoti ties Facebook'u ir daugiau nesiblaškyti. Dar gavau ten tą šešėlinį baną, ten shadow ban iš TikTok'o, kadangi labai daug kalbėjau apie Euroviziją, apie nebinarinius žmonės, apie lytis, tai iki tol, kol neliečiau Eurovizijos temų, tai mano buvo gan daug, kai buvo keli video ir 25 000 peržiūrų surinkę, bet kai tik paliečiau tą transgenderių ir visą kitą tą temą, dabar mano tuos video pamato 30-40 žmonių. Vadinasi, gavau baną, iš kurio nežinau, kaip ten išlipti, gal irgi ten reikia mokėti dar kažką, nežinau. Žodžiu, kad dabar aš norėčiau pasidaryti savo svajonę, susitvarkyti save pirmiausia. Galbūt yra tokia mintis ir apskritai uždaryti verslą, nebetęsti daugiau nieko ir tiesiog susitaikyti su mintim, kad verslininku netapau, nieko man nepavyko, uždaryti viską, prekes gal išdalinti, gal parduoti pigiai ir viskas. Tai vat, tokie pamąstymai, tokias idėjas, tokie planai. Jeigu pažiūrėti iki čia, tai paspauskite laiką, subscribinkite, jeigu patinka, ką aš šneku ir nusišneku. Ir iki greito pasimatymo. Iki.